Sveiki, verti meilės klausytojai. Šiandien kalbėsiu tema, kuri man pačiai yra labai aktuali, nes esu pati perimenopauzės laikotarpyje. Ir apie menopauzę pakalbėsime ir apskritai, kas vyksta tos moters gyvenime būtent šitame laikotarpyje. Kodėl dažnai, jeigu mes pradedam ieškoti informacijos internete, randam tik labai bauginančius dalykus ir tada pirma mintis, kuri kyla mums kiekvienai, kas yra su manim negerai, ką man reikia sutaisyti, ką man reikia sutvarkyti. Mano atveju aš buvau visiškoj panikoje dėl to, kad atrodo valgau gerai, miegu gerai, sportuoju, darau visus įmanomus dalykus, bet ko aš labiausiai nežinojau ir su kuo aš nebuvau susidūrus ir kur aš buvau visiškai nepasiruošus, kas mano gyvenime apskritai vyksta. Tai šiandien kalbinu Eveliną Nevardauskaitę Rudzikienę. Ji yra knygos autorė, kur labai man patiko jos pavadinimas Skauda kūną, gydyk sielą. Tai labai noriu, kad mes šiandien, Evelina, pakalbėtumėm tuo holistiniu požiūriu arba apskritai, kas vyksta su ta moterim ir kokius jinai tuos etapus gyvenime praeina ir kaip jinai evoliucionuojasi, kaip jinai keičiasi ir kaip dažnai mes, moterys, nežinodamos to, pradedame panikuoti. Arba, dažnai, ko mes nežinom, to bijom. Tai va šita visa mūsų įsiviliam paskui į tam tikrą ratą ir labai sunku iš jo ištrūkti. Tai Evelina, labai ačiū, kad sutikote būti kartu. Ir Oi, man paaiškinkite labai smagu. paprastais žodžiais, kas vyksta tos moters gyvenime ir kodėl mes dažnai tą perimenopauzę ir menopauzę matome kaip didelį siaubą, su kuriuo atrodo gyvenimas baigėsi. Man labai smagu, kad mes apie tai šnekam. Atrodo, ar reikia apie tai šnekėti? Aš manau, kad tikrai reikia šnekėti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad per kelis metus įvyko dideli pokyčiai mūsų pokalbėje, tam naratyve, ką mes apskritai šnekam. 2 metus, prieš 4 metus nei viena konferencija neįvyko apie menopauzę. Įsivaizduojat, moteris tiesiog nesirinko. O dabar vis šnekam apie tai. Tai labai miela ir gera, kad apskritai šitą temą egzistuoja ir skiriama į dėmesio, tiek kiek skiriama, bet vis tiek tai yra gerai. Dabar, jeigu taip šnekėti apskritai, mes visi turim hormonų, ir vyrai turi hormonų, ir moteris turi hormonų, mes turim vienokius kiekius, kitokius kiekius, visų tų pačių hormonų, tik tai skirtingą kokteilį, ir dėl to mes turim vieni vienaip atrodo, kiti kitaip atrodo, vieni vienam amžiui, kiti kitam amžiui. Ir labai dažnai, jeigu mes šnekam apie menopauzę, mes turbūt šnekam apie lytinius hormonus, geną, progesteroną, vyriškus hormonus. Pagrindinis dalykas, ką aš noriu labai akcentuoti, tai yra tai, kad lytiniai hormonai, jie tik vadinasi lytiniai hormonai, bet jie nėra atsakingi už mūsų lytiškumą, už mūsų tą antrinius lytinius požymius, jie daro labai daug visko ir iš esmės juos reikėtų vertinti kaip tokius statybinius, kai yra mūsų medžiagų apykaita, kur yra skaldanti ir yra medžiagų apykaita, kur yra statanti. Tai estrogenai, testosteronas yra tie, kurie stato kažką, daro. Moteris turi tokią stebuklą, kad kartais jos gyvybėje gyvena, ir gyvybę gali sukurti. Vyrai daug ten, testosteroną, ten jėga, raumenis, mes irgi turim kažkokią asociaciją, kas tai yra. Hormonų svyravimai, jie pas moterį yra didžiuliai. Moters gyvenimas ir kūnas atlaiko lytinių hormonų svyravimus nuo visiško nebuvimo iki piko, iki vėl nebuvimo. Iš esmės, kad turi daug estrogenų moteris, tai yra santykinai vienas iš jos etapų, Visi mes gimstam, kaip tie tokie vaikai, kurie turi tą tokį bendrą hormonų profilį. Ir tada atsiranda, kaip atsiranda mėnesinės, kaip atsiranda moters vaisingumas, kuris didėja beje palaipsniui ir pagaliau piką gauna apie 25-30 metus. Taip jisai po truputėlį mažėja. Ir kaip mėnesinės atsiranda, taip jos kažkada baigėsi. O tame tarpe yra visokių įdomių dalykų, Kaip tie pas moterį hormonai, žinokit, ten tų hormonų, aš kai pamačiau pirmą kartą tą moters hormonų ciklą, aš galvoju, kas čia per nesąmonė. Ten kokie 6-8 hormonai, ten va tokias makaliūzės, žinokit, daro, ten tai padidėja, tai sumažėja. Tasi, aš suprantu kokį vyrą, nes vyro hormono testosteronas taip šauna į piką apie 18-20 metų ir po to po truputį mažėja. Tai ten 20% numažėja, ten 40% numažėja, jau čia didžiausia tragedija. O moterų ten tokia bium, tokie linksmieji kalneliai. Ir tai
Tai perimenopauzė iš principo tai yra vaisingumo mažėjimas ir vaisingumo pabaiga, mėnesinių pabaiga ir su tuo susiję įvairūs hormonų pokyčiai. Tai yra, mes dažnai labai galvojam, kad vat jau menopauzė, ta paskutinė menopauzė, kai jau nebėra mėnesinių, nes iš principo menopauzė tai yra tik tai viena kalendorinė data, kada man metus jau nebėra mėnesinių. Ta tai reiškia. Bet jau paskutinis estrogeno kritimas, moters estrogeno kritimas yra pats paskutinis dalykas. Iki tol yra dažnai labai išsibalansavęs progesteronas, iki tol dažnai būna išsibalansavęs prolaktinas arba netgi vyriški hormonai. Ir dėl to va, ta grino klasikinė menopauzė jau yra estrogenų kritimas. O kelias iki jos kažkur tai nuo 43 metų, va, tas 7-metis, ten yra visko. Ir tos moterys yra labai skirtingos, labai skirtingai tai patiria, labai skirtingi simptomai. Ir pradžiai tie simptomai buvo tokie išsibarstę. Mums atrodė, kad, menopauzė nėra mėnesinių ir karščio bangos ir moteris biški ten kažkas ten su ją pasidaro, ne? Bet iš tiesų tų simptomų yra labai daug, jie labai įvairūs ir labai smagu, kad mes apie juos pradedam šnekėti, ne? Ir moteris sako, ai, tai aš man čia hormonai išsibalansavo. Okay, tai aš tada kažką galiu pakeisti ir daryti, ne? Bet žinoma, kūnas tikrai turi savo tą vidinės programas. Aš pati irgi dabar perinu menopauzę, tai man yra labai keista, ne? Nes aš lygiai tą patį situaciją, atrodo, aš viską žinau, aš viską darau, aš viską ten moku, kitas mokinu ir dabar žiūrėk, aš viską darau, man neišeina. Kas čia su manimi vyksta? Priimti tą kūno tokį pokytį, aš turbūt atsimenu tik tai savo mėnesinės, kai atsirado, ne, kai pradėjo kūnas keistis ir kai nėštumas buvo, ne, kai kūnas keičiasi ir aš negaliu kontroliuoti. Ta menopauzė yra kažkas tokio panašaus, kur mūsų ta biologija ima viršų ir mums kažkaip reikia su tuo išmokti gyventi. Jo, bet, žinai, man atrodo, kad pirmiausia reiktų pagalvoti, kodėl tai vyksta, nes šiaip moters kūnas sukurtas tobulai, teisingai. Kažkokia fantastika, šedevras. Jo, nes kai man buvo, atsimenu, labai blogai, aš galvau, Dieve mano, jeigu taip ir toliau, aš nebenoriu gyventi. Man net tokia mintis buvo. Bet ta mintis pas mane atsirado iš tokio beviltiškumo, nes aš nesuvokiau tos transformacijos, kuri vyksta mentaliame lygmenyje. Reiškiasi, mentališkai, kadangi mano protas yra kaip kempinė, jis sugeria visą informaciją labai stipriai ir aš tiesiog pradedu tuo gyventi. Tai kai aš pradėjau ieškoti internete ir visur kitur iš informacijos apie šitą laikotarpį, man daugiausia, žinai, visi tie simptomai ir visi tie dalykai. Tai man bet kas vyksta kūne, aš jau suvedu į tai, kad tai mano perimenopauzė. Bet reiškiasi, aš nesuvokiau, ką daryti mentaliai ir kaip save programuoti, kad aš galėčiau pasiruošti šitam etapui ir jį gražiai praeiti. Tai kaip mes ir susiskambinę kalbėjome apie tą archetipą. Ta archetipą karalienės, čia yra iniciacijos tas momentas, kada mes tampame staiga karalienėmis, bet ne ta prasme, kad čia mes karalienė, susidedam karūną ir vaikščiam. Ne. Ta prasme, kad mes staiga, mums kūnas labai aiškiai sako, žiūrėk, jeigu tu nenori daryti, nedaryk. Jeigu tas tave užknisa, irgi padėk į šalį. Reiškiasi, mūsų tas tolerancijos riba staiga pradėjo žemėti ir tu supratai, kad jeigu anksčiau galėjai toleruoti, nes turėjai ir hormonų, ir visko, galėjai ten multitaskinti, daryti daug dalykų vienu metu, tai šitame etape konkrečiai sako, žiūrėk, pirmu numeriu esi tu. Ir jeigu to nedarysi, tai tau aš parodysiu. Ar teisingai, ar taip vyksta viskas? Manau, kad kiekviena moteris patiria taip, kaip jinai patiria, ir mes negalim atimti žmogaus patyrimo, mes negalim sakyti, tu čia gerai patyrei, ar tu blogai patyrei. Aš šitoje vietoje matyčiau keletą aspektų. Vienas dalykas, kad tie simptomai, jie vyksta mūsų kūnų, maža kokių mes čia simptomų turime, ne? Mes vienu kitokiu, ten išberė sloga, mes nepykstam ant savo slogos, kad čia jinai dabar atsirado, ne? Neatsirado čia virusas, ne? Ir man labai patiko tas tavo paminėjimas apie tą mentalumą ir aš apie jį labai daug šneku. Aš labai šneku apie tą visais lygiais pasiruošimą. Ne tai, kad čia kūnas, nes moters yra tas jaunystės pultas, baimė senti,
kaip būti ta vyresne moterim, ane? Moteris sako labai, sako, aš esu nebematoma, nebematau, nebeturiu vyro dėmesio, ne? Mano žodis nieko nebereiškia, aš nebeturiu to socialinio statuso, ne kokį anksčiau turėjau, ne? Aš nebegaliu ten eiti, užimti aukštų pareigų, nes jis ten mane vadins menopauzinę bobą, ten ar panašiai, ne? Mes turim visokių epitetų, kurie apaugia, ne? Visokių baimių, kurios yra apaugę apie tai. Mes nešnekam, pavyzdžiui, vyras ten žilas, tai fainai, čia eina į prezidentus ir daro, žinai, kažką, o moteris viskas jau ją čia biškį. Ir supranti, bet šitas dalykas, kad ta moteris yra nurašoma, aš labai apie tai stipriai galvoju, kodėl tai ateina, kaip tai ateina, iš kur tai ateina, ne? Ir pirmiausia, turbūt ateina iš to, kad mes nelabai turim pavyzdžių, ane, kad pas mus moteris niekada tiek ilgai negyveno, žmonės apskritai niekada tiek ilgai negyveno. Moteris anksčiau prieš 200-300 metų tos menopauzės tiesiog nesulaukdavo. Jos tiesiog nesulaukdavo menopauzės, jos mirdavo anksčiau negu buvo. Ir ta menopauzė kaip toks dalykas, jinai atsirado santykinai neseniai atsiradęs dalykas. Vyresnė moteris išvis buvo nustumta, ne, tu esi vertinga tiek, kiek tu esi seksuali, arba tu esi vertinga, kiek tu gali pagaminti vaiką, ne? Tai mes dėl to ir šnekėjom, kad yra tie keli moters archetipai, ne, aišku, mes čia visaip galim vertinti, bet čia yra vienas iš toks socialinės atėjęs dalykas, ne, kad moteris mergelė, ne, va ta iki vaisingumo, ne, atėjusi mergelė, kuri turi savo vertę, kaip, nežinau, nu, seksualinė fantazija, tada ten, žinai, Lolita. Ir ta nekaltybė ir vyro akim tokia keistai labai seksualizuota. Man šitas dalykas man yra toks labai, nu, liūdnas, kad mergaitė, kuri yra dar savo nekaltume, iš karto jau yra seksualizuota. Ir mergaitė dažnai nėra saugi būti tame, nu, vyro žvilgsnėje, vyresnio vyro žvilgsnėje, ne? Aš, pavyzdžiui, pilnai įsivaizduoju, kad berniukas yra saugus prie vyresnės moters būti kambaryje, ane? Bet, pavyzdžiui, mergaitė prie vyresnio vyro, jinai nėra saugi. Įsivaizduoju, mes pirmiausia ateinam į pasaulį, kad mes, moteris, turim išmokti pirmiausia saugumą, nesaugumą, suprasti, kad čia iš manęs kažko nori, ko aš dar viduje neturiu net polinkio, ne tam, ir tada jau, žinai, kažką su to, kažkaip su to dirbti. Tai vat, mes apie tai galim labai daug šnekėti ir aš apie tai daug galvojau. Tada yra moteris tokia, nu, Madona, ne, jau čia irgi, žinai, jinai kažkaip stebuklingų būdų tapo ta Madona. Ir tokia šventoji, ten, žinai, paveikslai, Marija, žinai, čia su kūdikiu, čia, žinai, nu, ir ta Madona tokia instagraminė su, žinai, įsivaizdavimais, ten balti rūbai, vaikai švaros, visi laimingi, nieks neklikė, vėl toks nukrypimas į kitą pusę, ne? Kur moteris dažnai irgi jaučia tą netitikimą ir sako, palauk, man tai dabar yra blogai, aš nematau nieko čia gero, būtų to klikiančių savo vaikų, ne? Ir esu atsiranda labai daug netitikimo, depresijų, ne, ir kitų dalykų. Tai ta moteris Madona, žinai, o va tas o kas toliau, kai moteris Madona baigėsi, o kas toliau? Ir kai kurios ten bando plastikuotis ir grįžti į tą mergelę, ne, kad ten kažkas iš tolo pamatęs pagalvos, kad tau ten dar biški, žinai, kažkiek ten tų metų ir ten, žinai, tempia save. Ir yra daug labai, nu, skausmingų procedūrų, gyvybei pavojingų procedūrų, ne, daroma tam, kad ta moteris kažkur ten būtų panašesnė į tą, žinai, Lolitą, žinai, pagalvoji, ne? Ir tada gaunasi, o kas toliau, ne? Jeigu aš nusprendžiu nežaisti iš to žaidimo, jeigu aš nusprendžiu išeiti iš to vyro žvilgsnio, ne, to vaisingo arba to seksualizuoto nekaltos mergaitės žvilgsnio, ne, kas toliau? Tai man šita vieta yra baisiai įdomi, man jinai yra, nu, aš pati ją atrandu, aš labai ieškau pavyzdžių ir man labai gera, kad po biškį ateina, kad tos moteris jų yra. Jeigu mes paimtume, pavyzdžiui, dabar kiek yra žmonių, ne, pasaulyje yra 8 milijardai, moterų yra apie 50%, pavadinkime, ne, tai moterų virš 50 metų šiuo metu pasaulyje yra 1 milijardas. Wow. Tai yra 8 viso pasaulio. Ar Mhm. mes matom moteris reprezentuojančias šitą pasaulį 8? Ne. Ar Tikrai mes ne. matom ant viršelių, ekrane, medijoj, ane, kad būtų 1/8 moterų, kur yra virš 50? Ne. Kūdikėlių mes turim belekiek žurnalo, ane? Mergaičių belekiek, ten vyrai, ten yra moteris, žinai, ten, nu, o moterų virš 50, kad būtų tokia grupė. Ir šitos moteris dabar yra, dauguma jau iš jų yra išsilavinę,
turi savo pinigus, ane, turi atsakomybę už savo kūną, ane, daug turi įvairių patirčių. Man tai jos yra žiauriai įdomi. Aš esu labai palaiminta to moterimis, ane, kurios atidarinėja kelius, atidarinėja erdves, ane. Mes skleidžia tą dalyką. Nes buvo laikas, kai feministės tą darė, ne? Ir feminizmas buvo, toks pasipriešinimas tam, kad tai moteris Madona yra vienintelis variantas, koks jisai gali būti, ne? Ir moteris labai dirbo ant tos moters mergelės pakeitimo įvaizdžio, kad tai nėra kažkokia ten trumpas tarpas, kada tėtis atiduoda vyrui, ane, bet tai yra moters gyvenimas, ane. Va ten tuo metu mokosi, keliauja, yra atsakinga už savo kūną, už savo vaisingumą, ane, patiria įvairių kūniškų patyrimų, seksualinių patyrimų, ne, kad tai yra labai tas prasiplėtė. O va kas yra tam kitam pusę už Madonas, yra, nežinau. Nežinau, vat mes dabar su tavimi šnekam ir galvojam, ane, kas tai galėtų būti. Man yra tokie du labai svarbus archetipai. Aš labai anksti atsimenu, pajutau kažkur 40 metų, kaip aš noriu nugyventi savo kitus 40 metų. Tai man labai svarbus tas moters rudens, ane, nes jeigu pavasaris, vasara, tas vaisingumas yra moters ruduo, ane, tai ta, kuri jau yra tie tikrieji vaisiai, ne tie pumpurėliai, kur ten visi savo, koks čia pumpurėlis, ane, arba ne tie žydeliai, bet tai yra tie tikrieji vaisiai, ane, ta moteris sako, čia aš esu, čia yra mano vaisiai, čia aš, ir aš esu truputėlį daugiau negu mano vaisiai, ane, aš jau atiduodu savo vaikus ir kitai pasaulį, padariau kažkokią pareigą visuomenėje, ne, žmonijai, dabar aš galiu gyventi savo. Ir aš labai matau tą tokį, ne tai, kad daugiau tokio egoizmo momentą, bet aš daugiau matau tokį savęs susirinkimo momentą ir savo naujos gyvenimo prasmės atradimą, ane, kad mano prasmė nėra vaikai, arba ten susirasti tinkamą vyrą, ane, bet mano prasmė dabar kas. Tai pirmiausia, turbūt yra tas toksai susirinkimas savęs, o tada, kai susirinki save, tu gali keliauti į pasaulį, būti ar tarnystėje, ar atidaryti naujus kelius. Ir tas ketvirtas etapas, tos išmintingos babutės, man yra žiauriai įdomus. Aš labai noriu būti išmintinga babutė, man labai įdomu, kaip tai bus, ne, kokia aš būsiu ten, tokiais žilais plaukais, tokia visą susitraukus, keliausiu po pasaulį ir sakysiu, čia, ten, taip reikia daryti. Tai aš nežinau, man bus labai įdomu ir aš labai to laukiu ir ruošiuosi tam. Tai aš noriu, kad kiekviena moteris turi pirmiausia, čia nėra egoizmas, čia yra susirinkimas savęs, atsirinkimas, kas aš esu, kas man patinka, kokia man kiaušinienė patinka. Ne mano vyrui kiaušinienė patinka, ne mano vaikui kiaušinienė patinka, bet ką aš mėgstu daryti, ne? Kur man patinka keliauti, ką aš noriu, nes mes keičiamės, ne? Tai, ką mes, mums patiko prieš 20 metų koks maistas, dabar mums, pavyzdžiui, toks maistas yra skanu, ne? Ir tas yra atsirinkimas, kas aš esu, ne? Ir tai ir yra. Ir ta karalienės karūna, tai yra, karūna šiaip yra sunkus dalykas ant galvos. Tai nėra, kad aš čia gėlytės pasidėjau, ne? Tai yra ir atsakomybė, ir matomumas, ir lyderystės tam tikra forma, ne? Ir jinai yra, aš esu atsakinga už savo pavaldinius, ne? Aš turiu, daugiau darbų negu aš pati, aš kažką reprezentuoju daugiau, ne? Tai man tikrai ta moters karalienės karūna, man jinai yra tokia truputėlį kitokia, tokia svarbesnė. Ir jeigu mes šnekam apie energijų, ne, keliavimą, ne, kad jeigu ten daugiau moteris būna susikaupę į gimdą, ne, į apačią, į pilvą, ne, kurios yra susijęs su vaisingumu, ne, kur gimda didėja, tai būtent ta menopauzės karūna ir yra, kad ta visa energija kyla, ne, sublimuojasi ir jinai keliauja aukštyn, į širdį, į gerklę, į galvą, į viršų, ne. Galbūt čia ir yra ta karūna, ne, kurią ta menopauzės moteris turi. Iš tikrųjų, netgi esu skaičiusi, kad Amazonės miškuose, kur yra tas šamanizmas, kur yra šamanai, kad tu netgi tam tikrose gentyse negali tapti šamanę, kol tu esi tame Madonos laikotarpyje, kai tu pereini į tą karalienės laikotarpį, tada jau tu gali tapti šamanę. Reiškia, tai ką tu pasakėjai energetiškai, kad iš tikrųjų mes nebepaleidžiame, mums neišsivalo tai, kas įeina, bet pas mus lieka visą tai. Ir man labai patiko, ką tu dabar pasakėjai, dėl to, kad kiek aš skaičiau, kiek aš domėjausi šitą temą ir labai noriu rekomenduoti visiems šitą knygą Age Like a Girl, Mandy Pels. Ten jinai labai aiškiai turi, net visas yra skyrius skirtas apie tai,
kodėl ir kaip moteriai reikia praeiti šitą etapą ir kaip svarbu iš tikrųjų visi tie simptomai fiziniam lygmenyje, visi kiti dalykai, reiškiasi, mum tiesiog sako, viskas, jeigu anksčiau tu galėjai save pamiršti, jeigu anksčiau tu, daugelis moterų iš tikrųjų, kai yra tos Madonos laikotarpiai, tai jai svarbiausia ten vaikai, ane, tada gal vyras, darbas, karjera, o ten, kai aš paklausiau, tu kur moteris, kokioj vietoj, tai ten būna kažkur pakablelio arba apskritai net pamiršta tą dalyką. Tai va šitas laikotarpis mus priverstinai grąžina į tą, vat kaip tu sakai, į savo vietą ir kad kas tu esi, vat kaip tu sakai, kokią kiaušinienę tu mėgsti, ane, kokį filmą tu mėgsti žiūrėti. Čia vat šitoj vietoj tolerancija iš tikrųjų mažėja labai labai stipriai. Aš pati auginu 4 vaikus ir kai jie visi sugrįžta vėl namo ir jie čia pradeda vėl tuos savo žaidimus, aš sakau, žiūrėkit vaikai, aš tiesiog daugiau nebegaliu. Jo, toleravimas bullshit savose išnyksta. Manęs, aš galiu, aš tikrai atpažįstu žaidimą ir aš to nežaisiu. Ir šitą pilnai sutinku su tuo. Aš visą laiką galvojau apie tai, kodėl apskritai gamta sugalvojo tokį dalyką kaip menopauzė. Nes, vis tiek, jeigu mes žiūrim, žinai, šitą pasaulį, tai šitam pasauliu turbūt vienintelis būdas jį patirti, tai ateiti per mamos gimdą, ne? Mes tik tai taip tą kūną įgyjam, ne, mūsų sielą šitoje vietoje. Tai jeigu pažiūrėt gyvūnus, ne, pas kokius gyvūnus yra menopauzė, pasirodo, kur jau yra iš viso, ne, svarbiausias dalykas yra išgyvenamumas. Tai yra tokie gyvūnai, kurie turi menopauzę. Dažniausiai tai yra žmogbeždžionės, orkos, sudėtingi kompleksiniai gyvūnai, kurie gyvena bandomis. Labai įdomu, kad va būtent tose bandose, ane, vaisingumas ir, vis tiek, kai moteris arba patelė gimdo, tikimybė numirti jinai padidėja, ne? Ir moteris va tuo metu per gimdymą dažniausiai ir atsiduria ant tos gyvybės mirties slenksčio, ne? Moteris labai greitai va turi tą iniciaciją, ne? Jinai greitai supranta, kad yra mirtinga, va būtent dažniausiai per gimdymus. Vyrams dažnai reikia kažkokių ten sudėtingų, nežinau, užsikasti žemę 3 paras, kad jie sužinotų, kad jie yra mirtingi, ne? Jie ten turi visokių ten sudėtingų labai iniciacijų. Moteris sako, palauk, aš pagimdysiu, aš tau papasakosiu. Kaip tas yra. Tai klausimas, kas yra tokio svarbaus, ką ta vyresnė patelė turi ir naudą, kokią evoliucinę prasme duoda bandai, jeigu jinai nesusilaukia palikuonių. Tai atsakymas yra informacija. Informacija už medžioklę, už jauniklių ugdymą, už perdavimą migracijos maršrutų. Tai žodžiu, kad ta informacija yra svarbesnė už gebėjimą susilaukti palikuonių. Tai man šitas duoda labai tokio daug pamąstymo apie prasmę vėl, ne, ką moteris patiria, ne? Kad moteris, jinai pirmiausia susirenka save, o po to tą patirtį jinai dalinasi. Ir man šitas yra labai nuostabu, ne, kad mes, tame turbūt yra prasmė, ne, vedimas, atidarimas naujų erdvių, ne. Tai nėra vien tik tai, kad aš dalinuosi, ką aš patyriau, ne? Bet tai yra ir naujos erdvės atidarimas, ne? Ar tai kažkokios mokslo srities, ar kažkokios meno srities, ar ten, tų erdvių yra daugybė, ne? Ir tų moterų vedlių yra įvairių, ne? Ir man tas yra labai žavu ir labai faina, kad jos pabiški tampa matomas, pabiški taip švelniai veda. Ir kaip pavyzdžiui, anksčiau man iš savęs išinstaliuoti gerą mergaitę, užtruko, kol aš ją išinstaliavau, tai man ten, dabartinės moteris gerą mergaitę išinstaliuoja, ir išinstaliuoja, ne, jos dažniausiai jau išinstaliuoja ir 40 metų, kai kurie, žiūrėk, ir 30 metų tą gerą mergaitę išinstaliavo, ne. Tai tikrai tie procesai greitėja, ne, ir moters ta evoliucija, tame tarpe ir vyro evoliucija, vyro dvasingumo evoliucija, ne, ir moters evoliucija, jinai greitėja. Ir man tas irgi yra labai žavu. Bet dabar žiūrėk, čia labai mes aiškiai paaiškinom, kas vyksta ir kodėl tas laikotarpis yra labai labai svarbus. Bet dabar aš noriu, kad tu papasakotum apie tai, koks hormonas iš tikrųjų yra labiausiai kylantis į viršų. Yra dalis, kurie krenta stipriai, bet yra vienas, kuris labai stipriai šitam laikotarpį ima viršų. Ir ką daryti ir kaip gyventi, kad tas streso hormonas, ane, kortizolis, kad jisai mums pastoviai nebūtų pačiam viršui. Kas su šitu dalyku vyksta? Žmogus yra pastovioje adaptacijoje. Mes pastoviai bandom prisitaikyti prie aplinkos, kurioje esame, ir prie vidinės aplinkos, ane? Nes tik tai žmogus, kai nebesugeba adaptuotis, jisai miršta.
Mes pastoviai dalyką, ką mes darom, tai yra prisitaikom. Ir tas prisitaikymas, jisai yra prie išorinių dalykų ir jisai yra prie vidinių dalykų. Ir menopauzė būtent yra vidinis pokytis, prie kurio mes turim prisitaikyti. Tai jau yra sunku mūsų visom streso sistemom, jos natūraliai įsijungia. Mūsų natūraliai įsijungia ir kortizolis, ir antinkščiai, ir streso sistema, ir simpatinė nervų sistema. Jie natūraliai įsijungia, nes mums jau reikia to pokyčio. Ir jeigu mes ant viršaus dar uždedam savo visas neigiamas patirtis, kitų patirtis, baimės, visą tai padvigubėja, paketurgubėja ir tai tampa, iš vis nebepakeliamų dalykų. Kažkuria prasme tai yra reikalinga, kad mus pravesti, ane, kad sako, pažiūrėk, čia dabar su tavim kažkas vyksta, tu turi daryti kažką, ne, tu turi tą daryti, ilsėtis po miegoti, ne. Ir būtent ta sistema, jinai natūraliai kyla ir nereikia jos kelti va tais kitais įsivaizdavimais, ane. Pavyzdžių šito yra daug ir įvairių, tame tarpe apskritai su moters patyrimu, ane, nes daugybė mokslo buvo vyrai tyrinėję vyrus, ane, ir moteris yra kažkur tai, šone, kažkoks keistas padaras su savo neaiškiais hormonais, kuris ten kažkas su ja vyksta. Ir iki šiol moteris iš esmės pradėtos tyrinėti nuo 93 metų. Moksliškai. Iki tol moterim buvo draudžiama įtraukti moteris į mokslinius tyrimus. Nes per daug sudėtinga. Jo, moterų hormonai buvo didžiulis biznis 50 metais. 5-6 metai buvo krūva pakaitinės hormonų terapijos, kuri buvo vartojama. Ir tyrimai buvo padaryti su vyrais. Psichiatriniai ligoniniai. Aš kai tai perskaičiau, galvoju, kosmosas, ne? Ta prasme, vyram psichiatriniai ligoniai davė hormonus ir bandė suprasti, kaip jie ten elgėsi ir jaučiasi. Tai reiškia, kad mes turim santykinai mažą tarpą moterų tyrinėjimo, ne? Mes turim tik tai, 30 metų plus, ne? Kur moteris pagaliau yra tyrinėjimas. Atsakymų, ne, iki šiol nėra nei vieno tikslaus menopauzės markerio. Vieno tikslaus markerio nėra, tik tai simptomas, kad tau baigėsi mėnesinės. Žodžiu, kad nėra tokio tyrimo, kad tau pasakytų, žinai, tau liko 5 metai iki menopauzės. Iki šiol nėra tokio atsakymo. Tai mes šitoj vietoje taip čiupinėjamės. Tai mano pagrindinis dalykas yra, taip, tai yra stresas, taip, tai gali būti aš turiu tokias 5 mantras, ne? Stresas pas mus atsiranda iš to, kad mūsų protas labai nori aiškumo ir jisai nori nuspėti ateitį. Jeigu taip pažiūrėt, kaip mes generuojam savo realybę, ne, tai mūsų protas, jisai visą laiką kartoja, ką dabar mato, čia generuoja tą mūsų realybę mūsų sąmonėje, ir tada pagal visus jutimus, pagal klausą, pagal regą, pagal uoslę, pagal temperatūrą, pagal kūno jutimus, jisai tą mūsų realybę koreguoja. Jisai nėra, kad iš karto ją generuoja, bet jis pirmą generuoja, kaip jam atrodo, ir tada ją koreguoja. Ir jeigu ta korekcija yra didžiulė, mes per tą korekciją suvokiam laiką. Ir jeigu ta korekcija realybės ir to mūsų proto generuojama yra labai didelė, iš to atsiranda stresas. Tai vadinasi, jeigu moteris krenta į nežinią ir nežino, kas bus, ir įsivaizduoja, kad viskas jos gyvenimas baigė, vyrai manęs nežiūrės, aš neturėsiu pinigų, niekam būsiu neįdomi, mano gyvenimas liūdnas, nuobodus, niekas manęs nelaukia, ne? Tai visas tas uždeda tokį sluoksnį, ne, ir tą streso lygį dar labiau padidina. Tai mano pagrindinis darbas visą laiką yra, kiek galima sumažinti tą stresą, kad pabandyti moteriai nuspėti, kaip jinai gali būti, bet nerimas atsiranda iš minties, o kas jai. Labai paprasta, o kas jai. Baisiausi žodžiai, kaip aš sakau, kitus išbraukit iš viso žodyno. Jo, tai tik tai atsiranda mintis, o kas jai, jau gali eiti ir sakyti, žinai, Tai išėjimas iš tų yra 3. Aš dabar pabandysiu pakartoti, nes jos man kartais susimaišo. Tai pagrindinis išėjimas yra, vienas mintis yra, o kaip įdomu. Nes įdomumas, smalsumas pas mus turi tą patį, tai tuos pačius naudoja kelius mūsų neurologijoje, ne, kaip ir nerimas, bet jeigu mes pakeičiam į smalsumą, tai yra labai įdomu. Kitas dalykas yra, o kodėlgi ne, leidžiu aš būti, o kodėlgi ne,
Žodžiu, kad leisti vykti dalykam ir nebandyti kontroliuoti to, ko tu negali kontroliuoti. Jo, kai buvo nauji metai, aš visą laiką turiu tokias rezoliucijas rašausi. Reiškia, viena iš tų rezoliucijų arba iš tokių norų buvo, kad atras būdą, nu, man tikrai tuo metu buvo labai sudėtingas laikotarpis, vat būtent tie karščio bangos, nuotaikos, nu, vienu žodžiu, tikrai nesupratau, ką daryti ir tikrai buvau tokioj panikoje, sakyčiau. Ir buvo vienas iš klausimų, kurį aš norėjau išspręsti, tai aš sakau, gerai, leisk man rasti būdą, kaip susitvarkysi su šitą situaciją ir aš tada pažadu apie tai kalbėsiu visam pasauliui. Tai aš iš tikrųjų, kai aš susiradau, nes aš pradėjau studijuoti energetinę mediciną, aš pradėjau ieškoti, nes esu visą laiką linkusi ieškoti netradicinių būdų, holistinių būdų, nes mano galva, kad šitą vakarų mediciną aš jos neatsisakau, bet pirmiausia, išbandysiu visas kitas, o tada jau eisiu į tą, jeigu jau man jau tikrai jos reikės. Ir iš tikrųjų, aš radau tokius būdus ir tokius dalykus, ir kai aš sužinojau, kad kortizolis yra pagrindinis dalykas, su kuriuo mums reikia tvarkytis, ir kad, aišku, kai tu nežinai, tada tau panika. Kai tu nežinai, kas vyksta, tai tavo Evelina dėka mes moterim paaiškinom, kas vyksta, kad šitas etapas yra nuostabus ir kad jį reikia su džiaugsmu priimti. Jokių būdų nesakyti, už ką man ir kodėl čia mano gyvenimas baigėsi. Orgazmo nejaučiu, pastorėjau 3 kilogramais, ane? Moteris pradeda vardinti visus šitus dalykus, negaliu naktį miegoti, visi erzina ir tada tau tiek yra simptomų, kad tu galvoji, aha, tai nuo ko čia man dabar pradėti, bet kai tu žiūri į save ir galvoji, Dievas neklydo, jis mane sukūrė tokią, kokia aš turiu būti, aš tiesiog turiu žinoti, kas vyksta, kaip vyksta ir su meile priimti be jokių lūkesčių, paleisti tą kontrolę, apie kurią tu kalbi, kuri pastoviai mūsų, mesgi mėgstam kontroliuoti, feminizmas mus irgi labai daug išmokė, laikyti viską ant savo pečių ir daryti už visus viską ir dar parodyti, kokie mes čia kietos. Ir paskui pereiti į kitą etapą yra labai labai sudėtinga, dėl to, kad mes nežinom. Kai nežinom, stresas yra viršui, bet apart tų 3 klausimų ar 4. Tai pasakysiu 3 klausimus. O kaip įdomu, nu ir kas, o kodėlgi ne? Super. Superiniai. Ir reakcija, kai tu visus šitus dalykus užduodi, nes mūsų protas, aš dirbu su protu, kai mūsų protas, reiškiasi, nesu baime žiūri, o ką aš turiu išmokti? Aš visą laiką, kai man sunku, aš sakau, ką aš turiu išmokti. Irgi dar vienas iš tokių klausimų, kuris man atveria naujas duris, nes visą laiką kažkokia yra pamoka toje sunkioje situacijoje arba tame laiptelėje, kurį reikia peržengti. Tai yra pamoka, pasiekmė, nauda. Ir intencija. Ir dažniausiai tu visą tą gali prasukti ir pradirbti. Tai tikrai gyvenimas nesibaigia, ne, jis tik tai įpusėja. Aš netgi sakyčiau, jis pradeda įgauti visai kitą prasmę ir kitas spalvas, dėl to, kad tau staiga nebereikia rūpintis ten tais vaikais ištisai. Ir tu staiga turi laiko savo pomėgiams, savo kažkokiem dalykam, apie kuriuos galbūt tu neturėjai laiko net pagalvoti. Didžiausios, bent jau kiek aš aplinkoje sutinku moterų, kurios tikrai sudėtingai pereina šitą etapą, tos, kurios save buvo visiškai pamiršę ir absoliučiai dėl savęs nedarė nieko. O tada jom prasideda skausmas, ane, ir tada jau reikėtų kreiptis pas tave, nes yra sielos tam tikri dalykai, neišspręsti klausimai, tada ateina skausmas, psichosomatika. Tikrai, kaip ir su mėnesiniu atsiradimu, yra moteriam, kuriuom apie 30%, kuriuom visiškai natūraliai jos atsiranda ir jos nieko nejaučia, būna labai gerai. 30% yra, kur kažkas tai ten, ne? 30%, kuriam yra blogai ir 10% visokie ekstremumai, ne? Tai lygiai taip pat situacija yra su menopauze, kad apie 30% moterį menopauzė ateina sklandžiai, jos net nepastebi, 30% būna kažkokie mild simptomai, kitom gali būti visi 75 simptomai, kurie dabar yra priskaičiuojami, nu ir 10% nori nusižudyti, ne? Irgi tai yra didelė problema. Ne, bet tai yra didžiulė problema, ne? Aš tikrai žinau moterų, kuriuom sako, aš nebesuprantu, kas manim darosi. Dėl to ir yra, kad tas ekstremum. Aš noriu pasakyti vieną labai paprastą dalyką. Moterė šitame gyvenime mes nebūtinai būsim mamos. Mes nebūtinai turėsim vaikų. Bet kaip mums atsirado mėnesinės arba mes perėm tą, taip mes kiekviena patirsim menopauzę.
kiekviena patirsi menopauzę. Tai yra nuo mūsų nepriklausantis dalykas, kuris mūsų kūne yra užprogramuotas pagal mūsų tą genetiką. Kaip mes tą praimsim, ane, ir kiek aš galiu paleisti, o kiek aš galiu pakeisti, va čia turbūt ta karalienės išmintis, ane. Kur kištis ir kada nesikišti, ane, ar kada priimti tai kaip duotybę, kur stebiu tik tai, o kur aš tikrai aktyviai kažką darau ir keičiu. Ir man va šitas yra labai gražu, ane, kad mes galim būti ir tame, ir tame. Ir dabar mokslas eina į priekį, mūsų pažinimas eina į priekį, mūsų sąmonė plečiasi, ane, mes turim ženkliai daugiau informacijos, patyrimų, įrankių, ane, kaip judėti tolyn. Ir tai tikrai nėra, kad, nu, va čia, žinai, pagerk valerijonų, žinai, kai aš nuėjau ten krūtų echoskopijos darytis, ten tiesiog, nu, pas niekad nepažįstama daktarė, sako, kodėl tu darai, nu, sakau, va, menopauzė, aš galvoju apie savo hormonus, jis sako, jokių hormonų, tai tą termosą su valerijonu arbata ir gerk dieną naktį, žinai. Aš sakau, nu gerai, okei, jeigu daugiau nieko aš tame gyvenime nebūtų ir tai būtų vienintelis nuo valerijono okei, nieko blogo tame valerijone nėra, labai nuostabi žolė. Bet mes turim pagalbos nuo iki, ane, tai yra nereikia mums apsiriboti, kad jeigu kažkas kankinosi, ane, tu turi tai tikrai teisę prašyti pagalbos ir simptomų dabar yra priskaičiuojama mažiausiai 75. Pavyzdžiui, dešinio peties sąnario ankštumas yra menopauzės simptomas. Dažnos šlapimo infekcijos yra menopauzės simptomas. Dažnos pienligės yra menopauzės simptomas. Smegenų rūkas, miego sutrikimai yra pirmiausias ir labiausiai susijantis, menopauzės simptomas. Estrogenų receptoriai yra mūsų smegenyse. Jie yra atsakingi ir už neuronų gamybą, neuronų plastiškumą, netgi už tą barjerą, kur atskiria kraują nuo smegenų. Daug funkcijų mūsų smegenyse. Progesteronas mūsų ramina. Testosteronas duoda mūsų užtikrintumą, ėjimą į išorę, netgi tą tokį aktyvų veikimą, darymą, kažkiek yra susijęs su libido, tai tą vyriškų supratimų libido. Tai tikrai yra daug tų simptomų, kokios yra ir sąnariai, gleivinė, sausumas, akių blogėjimas, širdies pokyčiai. Tų simptomų yra daugybė ir gaila, bet šiuolaikinė moteris, kuri tai patiria. Nu tai ką, jinai eina pas daktarą, bet tarkim prieš 10-15 metų, ne, moteris ateina, sako, man čia kažkas blogai. Tai gal tau, žinai, pas kardiologą ir kardiologas prirašo vaistų. Tada nueina pas sąnarių daktarą. Nu, sąnarių daktaras prirašo tau vaistų, ne? Žinai, tada užknisa tą šeimos daktarą, kad ten dirvatis raktuvą. Nu tai pas psichiatrą, tai psichiatras antidepresantus nueina, žinai. Ir iki šiol, jeigu mes parašytume Google, žinai, menopauzės simptomų gydymas, pirmu numeriu bus SSRI, antidepresantas. Nereiškia, kažkas moteriai yra taip blogai, kad ją reikia ten, žinai, aplipdyti, kad jinai būtų nors kiek pakenčiama. Ir, tarkim, visi pirminiai hormonai, kurie atsirado vartojimas, ne, aš specialiai pasikėliau tokias senasias knygas, 50-60 metų Amerikos knyga, tokia bestselleris, aš dabar nepasakysiu pavadinimo, bet ten buvo aprašyta istorija, kad vyras daktaras duoda hormonus dėl to, kad vyras, tas kitas atitįsė savo moterį, menopauzėje, sako, šita moteris yra mane užknisa, aš jos nebegaliu pakęsti, ką nors su ją padaryk, arba aš ją nušausiu. Ir tas daktaras sako, aš jai daviau pakaitinę hormonų terapiją ir galbūt tai išgelbės jai gyvybę, žinai. Aš kaip pagalvoju, ta prasme, bet tai yra visai nesenas dalykas ir 75 metai nuo to čia praėję, žinai. Bet jau yra praėję, jau yra visai kitaip. Tasme, jau dabar, jeigu reikia, moteris gali į dvasinių kelių, ne, bet tai visiškai netrukdo jai užsimti ir savo kūnu. Ir jei visiškai nesumtų tą patį valerijoną galima vartoti, ne? Yra daugų įvairių fitopreparatų, kurie yra naudingi, ne? Yra daug papildų vitaminų, kuriuo yra visiškai lengvai prieinami ir tinkamai sureguliavusi gali duoti labai labai didelę naudą. Ir būtent tas nuo 43 metų tas perimenopauzės etapas, ne, jisai yra labai įvairus ir jisai labai reikėtų atitaikyti, kas tau yra, 75 simptomų, kas tau yra konkrečiai ir kuo mes tau galim padėti. Labai fainai, kad dabar jau yra nuimtas apribojimas black box nuo pakaitinės hormonų terapijos, kas yra irgi nuostabu. Ir dabar, jeigu moteriai reikia ir matai, kad jos hormonų gamyba niekaip nebe susibalansuoja, niekaip nebeparemiama, niekaip jos nebegali pastiprinti, o jinai tiesiog baigėsi, yra pakaitinė hormonų terapija, kas yra fainai, net mes galim išvengti osteoporozės, mes galim išvengti širdies kraujagyslių ligų, pagerėja netgi atmintis, protas.
vėl moteris tampa, nu, kaip sako, aš vėl tampu savim, ane. Tai tikrai labai fainai, kad tų pagalbos priemonių kūniškų, ane, yra klausimas, ką daryti su psichologija, ane, kaip būti, Mhm. klausimas, ką daryti su protu, kaip būti, klausimas, kaip būti su dvasingumu. Ir mes šnekam tik tai pirmuosius 4 lygius. Dar santykiai, dar labai noriu, kad tu, Evelina, Čia yra pakalbėtum tik tai apie... pirmieji 4 lygiai. Tų lygių yra va tiek, va. Ir labai fainai, kad moteris gali pradėti keliauti tuo keliu. Jo, bet aš labai noriu, kad tu pakalbėtum, žinai, apie ką, nes man toks nušvitimas prieš kokie, nežinau, metus tikriausiai atėjo, bevaikštant miške. Aš išeinu ir galvoju, Dieve, ką aš čia analizuoju, ko aš čia ieškau. Vienintelis dalykas ir vienintelė moters užduotis yra patirti malonumą. Nes kai jinai yra šitoje, Mano draugė! kai jinai va šitoj yra emocijoje, ta prasme, visas pasaulis yra tiesiog nuostabus. Nu, tiesiog pasaka. Aš kaip sakau, vyrui visą laiką sakau, klausyk, kai moters oksitocinas yra čia, Taip. žinok, viskas yra labai gerai. Bet kai jinai to oksitocino iš viso neturi, va tada jinai yra giltinė. Mano antra knyga, kurią aš rašysiu, jinai yra padaryta, jinai kaip nepadaryta, neatidaryta erdvė knygai, sutartis padaryta, redaktorė padaryta, aš norėjau ją parašyti apie malonumą. Bet aš tiesiog patyriau kojos traumą ir kai kojos trauma man nesirašė apie malonumą tuo metu. Bet šita knyga manęs laukia, aš ją vat atidarius labai turiu erdvę jai ir aš tikiu, kad aš ją parašysiu, žinai, nes būtent aš labai noriu reabilituoti malonumą. Nes malonumas yra, kad mano kūnas sako, kad man yra malonu. Ką reiškia malonu? Tai reiškia, kad man yra šilta, saugu, komfortiška, mano kūnui yra tvarkoj, mano mintim yra mano kūnas yra balanse, mano mintis yra balanse, mano emocijos yra balanse, mano siela yra balanse, ne, mano visi lygiai yra balanse. Tai man yra malonumas, ne, tai nėra kažkoks tai kūno laikinas įgeidis, ne. Jeigu aš ten to, žinai, kuris yra trumpas, ane? Ir būtent man atrodo, aš labai ilgai savyje ieškojau tos savo kelrodės, tos rodiklės, ne, kuris sako, kad tu čia eini tuo keliu, kuris tau yra tavo, ane? Tai vat man tas malonumo patyrimas ir yra va tas jausmas, kad aš žinau, kad aš einu tuo keliu, kuris yra mano. Vyrams yra ten truputėlį niuansų, ne? Nesakau, vyrai jie ilgai galvoja, kad jie yra nemirtingi. Viskas tvarkoj su tais vyrais, man labai patinka, aš labai myliu, man labai fanai, kaip jie keičiasi ir transformuojasi, nuostabu ir labai smagu, kad yra vyrų, kurie eina, jau yra šalia ir jie gali būti ten, nu, panašiam lygiai su moters dvasingumo kelionė, ne? Tai yra labai labai miela. Tai va malonumo, aš visą laiką linkiu ieškoti to tikrojo malonumo, va to kūno jausmo, kad man yra fainai. Ir kas tai yra fainai? Man malonumas yra nuo iki, ne? Man malonumas yra ir kūniškas, man malonumas yra ir emocinis, ne, kažkoks patyrimas, proto kažkokia idėja, ne, ten spragsėjimas. Man malonumas yra dvasiniai patyrimai, ne? Mano malonumas yra visuomenės nauda, ne? Man malonumas yra mano bendruomenės, mano žinai, šalies, mano pasaulio, mano žemės, ne, ta branda ir nauda, ne. O tas, aš labai turiu savyje didelę tarnystę, ne, ir aš tikrai ją labai, nu, kuo toliau, tuo labiau ją, nu, kaip pasakyti, naudoju, ne, aš labai ją suprantu, jos prasmę, bet tame tarpe atsiranda tam tikras ir malonumo supratimas kaip rodiklis, kad, va, žinai, tu esi balanse. Ir man tai yra labai gera, kad vat, kažkas dar sugalvoja apie šitą mintį, nu, fantastika. Mes apie tai visiškai nesiturėjom šnekėti, bet kai jinai va taip spraktelėjo, tai yra wow. Ir aš ką aš šneku apie tą seksualumą, bet va tas tikrasis malonumas, perinantis visus sluoksnius, man atrodo, kad tai yra ta vieta, vat, kuri, nu, bet atsiverinėja. Bet žinai, man atrodo, kad šitos temos, kurioje mes susitarėm kalbėti, šitas vienas iš gydymo būdų, žinai, vienas iš sprendimų, kuris gali padėti moteriai, nes dažniausiai mes apie tai iš viso negalvojam. Ir ką dar moteris pamiršta daryti, jinai pamiršta arba nedrįsta, net nežinau, čia auklėjimo matyti dalykai, arba tiesiog iš kartos į kartą eina dalykai, kad jinai nesikalba su savo partneriu, iš viso nesikalba su savo partneriu, arba bijo pasakyti, kaip jinai jaučiasi. Dėl to tas laikotarpis labai įtakoja, sakykime, ir santykius, kodėl skyrybų daugiausiai vyksta būtent šitame laikotarpyje. Tai yra labai daug niuansų, kurių pasiekmė ir yra tai, kad žmonės nedrįsta sakyti, kas man malonu, ko aš noriu, kaip aš noriu. Ta prasme, tiesiog save statyti, kaip ir pradėjom, į pirmą vietą ir
pirmiausia pagalvoti, o kaip aš noriu, o kaip man. Tada pasakyti tam žmogui, jeigu jis yra šalia, ko aš norėčiau ir kaip. Ir tada tokiu atveju mes galime rasti ir nereikės, kaip tu sakei, tą pavyzdį pas daktarą atveda ir sako, padaryk, kad jinai būtų normali. Tai va, reiškia, tada nereikės eiti pas daktarą, kad daktaras padarytų, kad jinai būtų normali, nes realiai jinai tiesiog yra kitame etape, kurį jinai praeidinėja ir apie kurį labai atvirai jinai turi kalbėti su savo aplinka, su savo vaikais, su savo vyru, ir kad su savo darbdaviu galbūt netgi, aišku, ne kiekvienas iš jų yra pasiruošęs girdėti arba klausyti, bet iš principo galbūt ir mūsų yra tokia misija, ne tiek tavo, tiek mano, padrąsinti moteris, kad tai yra normalus pereinimo etapas ir kad apie tai reikia kalbėtis ir ieškoti bendrų sprendimų, kad ir seksualiniam gyvenime būtų toliau malonu ir kad to malonumo gyvenime būtų kuo daugiau, nes nieks neatsakingas už malonumą, kurį patiri tu pati. Niekas neatsakingas. Aš kai tą dalyką suvokiau ir yra labai geras filmas, labai labai senas, The Dangerous Beauty. Okay. Labai geras filmas, bet labai labai senovinis. Bet, reiškia, pagrindinė to filmo mintis, nes, reiškia, tais laikais galėjai tu tik tai susituokti, jeigu buvai, reiškia, kilmingas, susituokti su tam tikrų vyrų ir ten, reiškia, gimdyti vaikus ir žiūrėti tą namus. Ir, reiškia, ir kai viena panelė įsimylė vyrą, reiškia, ir jinai supranta, kad čia ne tie lygmenys ir jinai negalės už jo ištekėti, jinai tampa kurtizanė. O jos mama irgi buvo. Jo, ir va tada ją moko, kaip jinai gali, reiškia, patenkinti kitą, jeigu jinai pati savęs nemylės, jeigu jinai nemokės savim rūpintis, jeigu jinai nemokės savo suteikti malonumo, jinai niekada nesugebės suteikti niekam kitam malonumo. Tai čia jau nežinau, kiek kartų praėję, kad va ta tiesa buvo mokoma ir aiškinama ir sakoma moterim, o mūsų kartos moteris labai reta apie tai apskritai žino. Nes jos galvoja, kad kažkas kitas jai turi suteikti malonumą. Kaip mano nuostabi mokytoja sakė, negali duoti to, ko neturi. Viskas. Easy. Jeigu niekada nematyrei meilės ir neturi meilės, neturi ką duoti. Neturi duoti meilės. Jeigu nepatyrei malonumo, negali duoti malonumo, ne? Tai čia paprastas labai dalykas, labai primityvus. Aš truputėlį gal iš kitos, šitas filmas man beje labai mielas, labai nuostabus, tikrai daug kartų esu mačius. Ir man labai patiko tas santykis jūsų su to moterim, kurios ten uždaryta savo ir jinai, kuri gyvena gyvenimą. Bet aišku, su savo apribojimais, nes ta jos ta karūna buvo, ne, ką jinai turėjo, kaip jinai turėjo tą praeiti. Man labai patinka viena seksologė, psichologė, kuris pasakė keletą tokių labai taiklių frazių. Tai viena iš šios frazių yra tai, kad moteris ir vyras iš esmės gyvenime mes turime 3 santuokas. Be vaikų, su vaikais, po vaikų. Ir kartais mums pasiseka, kad mes tą santuokas patiriame su tuo pačiu vyru arba su tuo pačiu santykiu. Ir kai žmonės kartu eina ir jie padaro tas transformacijas, nes viena tikrai didelė transformacija yra, pavyzdžiui, kai atsiranda vaikas, atsiranda šeimoje vaikas. Vyras staiga netikėtai turi tapti tėvu, Moteris, jinai per savo kūną tą perėjo, jinai turėjo 9 mėnesius, turi tą žindymą, jinai turi savo tą kūnišką patyrimą, o vyras, jisai gal geriausiu atveju pastovėjo gimdymo metu, ten kažką matė, arba nieko nematė, staiga vaikas ir dabar jam pats reikia tapti tėčiu, jis turi tą iniciaciją praeiti. Tai lygiai ta pati situacija yra, kai tie vaikai išeina, baigėsi, kai jie gyvena savo gyvenimą, kai juos paleidė, kad jie gyventų savo gyvenimą. Ir vėl yra ta transformacija, vėl moters yra transformacija, kuri irgi turi tą kūnišką elementą, o vyro transformacija, jinai tokia įdomi, jinai pas vyrą nėra tokio ryškaus hormonų svyravimo. Beje, kai vyras tampa tėčiu, arba kai vyras įsimyli moterį gilia tą meilę, jo testosteronas šiek tiek krenta ir pas jį padidėja vazopresinas. Pas moterį daugiau oksitocinas, pas vyrą daugiau vazopresinas. Ir po to ten jie susijungia. Bet grįžtant prie to, kad būtent pas vyrą testosterono kiekis mažėja, bet jis nemažėja taip drastiškai. Jis mažėja nuo piko 20%, 30%, maksimum 40-50%. Pas moters estrogeno kritimas yra nuo 0 ten iki 20 ir per menopauzę vėl krenta 80% nuo buvusio vaisingumo. Tai reiškia, kad pas vyrą tuo metu, kai moteriai vyksta menopauzė, pas vyrą tuo metu evoliucijos prasme nėra tokio ryškaus hormono kritimo.
bet aišku, jisai eina į tą brandą. Ir iš esmės va šitoje vietoje gaunasi toksai truputėlį netitikimas, nes pas moterį jau tie lytiniai hormonai kaip ir išėję ir jinai eina į tą kitą etapą, kuris jau nebeturi vaikų arba tuos kitus vaikus turi, ne, tą kitą savęs susirinkimą arba kai mes šnekėjome apie tą tarnystę ar ėjimą į išorę. O pas vyrą yra dar va tai va, ane, jisai dar kaip ir vaisingas, kaip ir galėtų susilaukti dar vaikų ir tuo metu labai dažnai vyrai sako, ne, čia man per sudėtinga eiti į tą kitą etapą, aš dar noriu grįžti, susirasti savo, updatinti savo žmoną ir vėl naują 26 metų moterį, nesusiranda ir vėl suka tą ratą, ne. Ir va šitoje vietoje man atrodo, kad ir yra tos biologinės žirklės, ne, kur vyras arba nueina paskui, arba jisai grįžta ir suka tą ratą atgal. Tai man atrodo, kad čia yra toks didelis netitikimas. Ir jeigu šnekant giliau, vyrai šiuolaikiniai nedagyvena iki savo andropauzės. Pas vyrus yra andropauzė, kai testosterono yra mažai, bet vyrai gyvena trumpiau, jie miršta dėl įvairių ligų ir jie nedagyvena iki tos tikrosios andropauzės. Pas juos vyrus Kiek metų? Kiek metų 80, turi būt? 80 turėtų 80. būti. Nes jau Mhm. tada, jeigu kokie požymiai tos andropauzės, balso pokytis. Pavyzdžiui, pas vyrą toks kniaukiantis toksai balsas pasidaro. Tai va čia reiškia, kad jau pas jį nebėra testosterono daugumą prasme. Ir, ten įvairių kitų ten požymių, ne, ten tas raumenų nykimas, ne, kas dažnai matosi pas tokius, jau tuos vyresnius vyrus. Ir iš esmės tų tokių dėdukų, senelių, jų yra mažai. Jie visi irgi apsimeta ten, kaip Trumpas arba kiti apsimeta ten tais dar, žinai, vaisingais, galingais, arba ten Al Pacino susilaukia vaikų, supranti, jie nėra tos andropauzės, jie irgi neturi to vyresnio vyro, to senolio vyro archetipo. Jie neturi, jie turi tik alfa vyrą, ne, ir ten yra irgi momentai. Tai aš labai laukiu, kada mes gyvensime iki to, kad pamatysim, kas yra ta andropauzė. Ir galbūt tada bus saugu mergaitėm būti su tokiu dėduku. Bet vyrui tuo metu yra smagu susitikti su savo berniukui augančiam yra smagu susitikti su savo moteriškąja puse ir jis yra saugus tuo metu tame santykėje su vyresne moterim. Tai man labai įdomu, koks būtų atvirkščias variantas, kad jeigu mergaitė yra saugi santykėje su vyresniu, su senoliu, ane, ir jinai gali saugiai tyrinėti ne tik tai savo seksualumą, moteriškumą, bet ir tą savo vyriškąją pusę, ane, tą savo animą pagal Jungą, ane. Tai man labai įdomu, kas būtų, kaip būtų, kada taip, galbūt mes dar sulauksim šito ką. Bet dabar tu dar šičia yra labai įdomi tema ir iš tikrųjų mums labai svarbu tas bendravimas vieniems su kitais per kartas. Tas santykis ir tas žinių perdavimas, ne, tos išminties perdavimas. Kaip aš sakau, didžiausia dovana vaikam, kurie turi senelius, kurie su malonumu leidžia laiką su jais ir perduoda savo tą išmintį per tą bendravimą arba tiesiog per buvimą. Bet reiškia, aš noriu vėl grįžti prie tos seksualinės temos, nes daugelis moterų, kiek aš žinau, kurios ir šiaip laimingos ir jau atradę receptus, kaip jos šitam laikotarpį gali gyventi, bet sako, žinok, kai eina kalba, kai jau man reikia šitą dalyką daryti, sako, tai susigalvoju krūvą dalykų, kad tik tai to nedaryti, reiškiasi, ir krūvą priežasčių, kad tik tai tuo neužsiimti. Tai kokios yra priežastys ir kodėl vienom moterim tai labai stipriai jaučiasi ir jos nenori tų santykių seksualinių arba jų vengia, o kitom yra tiesiog nieks absoliučiai nesikeičia. Beveik nieko tokio neatsitinka moters menopauzės metu, kad jinai negalėtų pasiekti orgazmo. Reiškia, orgazmas yra mūsų prigimtinė teisė. Gali būti sumažėjęs gleivinio elastingumas, gali būti sumažėjęs pritekėjimas kraujo, gali būti visokie dubens sąstuviai, dar kažkas, ne? Bet jeigu žiūrėt fiziologinį refleksą, ne, kuris yra susijęs su orgazmu kaip po tokiu, nieko tokio jame neatsitinka, nes orgazmo patyrime nedalyvauja nei estrogenas, nei testosteronas, jame dalyvauja šiek tiek dopaminas, jame dalyvauja oksitocinas, vazopresinas ir endorfinai, ane, ir mūsų kūno autonominė nervinė reakcija. Vadinasi, nieko tokio, kuris būtų specifiškai susijęs su hormonų svyravimu, orgazme nėra. Ir moteris orgazmai yra ženkliai gilesni, platesni, moteris turi gebėjimą patirti daugybinius orgazmus, ne, įvairius orgazmus, įvairių tipų orgazmus, ne, nes dabar ten tų orgazmų tipų priskaičiuojama daugybė, ne tik tai ten klitorinis, vaginalinis, bet ten visokių ten mišinių visokių. Tai iš principo tai yra vienas dalykas, kad su pačiu orgazmu jis niekur nedingo. Bet kas dingo, aš manau, kad yra keletas momentų ir aš šitoj vietoj
turiu faktų ir biškį pamąstymų. Labai dažnai buvo galvojama, kad vienintelė seksualinio susijaudinimo forma yra, kad aš čia taip vat staiga užsimanau, puolu viens kitą, plėšiam rūbus ir čia, žinai, įvyksta aistra ir tai labai gražiai atrodo reklamose, televizijoje ir vienu metu viską pradedam daryti ir vienu metu baigiam, ane, ir patiriam orgazmą. Nu, tokia kosmosas, žinai. Yra tokių žmonių, kurie taip patiria, netgi porą pažįstu, bet tai yra, nu, tokia retenybė, žinai, Retas atvejis, jo. žinai, nu, tokia, nu, netipinė situacija. Ir jeigu mes paimtume mane tos orgazmo kilimus, jeigu mes vienu metu vyras ir moteris pradeda, kai yra vaisingam periode, ne, pradeda, nu, užsiminėti to lytiniu aktu, ne, kyla tas kilimas, tai tuo metu, kai vyro jau vyksta erekcija, moteris tik tai šiek tiek jau būna pasiekus iki orgazmo tą būseną. Ir jeigu vyras tuo metu krenta į tą savo reprodukcinį etapą po orgazmo, kuris ten priklauso nuo prolaktino jo ir dietos ir dar daug kitų dalykų, ane, ir ten užmiega, ne, o moteris sako, o kur čia dabar, aš tik tai pradėjau. Tai vienas dalykas yra apie tą trukmę, apie ilgį, kitas dalykas yra apie inicijavimą, ne, kad būtent daugiau yra normalu moteriai, daugiau būdingas tas atsirandantis seksualinis patyrimas, ne, atsirandantis, kad po truputį jisai didėja, ne, ten jisai nėra, kad aš taip staiga užsimanau, bet aš galvoju, nu, va, čia gal buvo fainai, aš prisimenu, kad buvo gerai, dabar žiūrėk, mes čia gal turim laiko, mes galime čia dabar apsikabinti, mes dabar čia galim be didelių lūkesčių kažką pradėti daryti. Ir moteris po truputį užsiveda, eina į tą pusę, ne, ir tai vadinasi tas atsirandantis susijaudimas. Jisai būdingas moterim ir šiek tiek vyrų. Tikrai vyrų, kurie irgi šitą susijaudimo tipą turi. Tai man atrodo, pirmiausia, kad kas keičiasi, ne, kad reikia atpažinti tą savo meilės kalbą, ne, va, kaip jinai atsiranda. Kaip mes turim meilės kalbas, tai mes turim to kūniškumo patyrimo seksualinės kalbas. Viskas gerai su tuo atsirandančiu susijęs seksualiniu susijaudinimu. Kitas dalykas, kur aš labai ilgai galvoju, yra tai, kad ilgą laiką seksuologai buvo vyrai ir vyrai tyrinėjo vyrus ir moteris per kaip objektus. Ne? Vat moteris objektyviai, va, net jinai, jos lytiniai organai yra skirti tam, kad vyro varpai būtų patogu įeiti, nu ir ten panašiai, tokių visokių, žinai, keistų dalykų. Žinai, vyras, atradau klitorių, va čia klitorius yra, va, anatomiškai žiūrėkit, čia, žinai, moteris sako, jo, atradai klitorių, kaip fainai, žinai, pagaliau. Pagaliau. Tai labai moteris turėjo tą išorinį ėjimą į vidų, ne, ir per vyro žvilgsnį jisai atėjęs. Ir man atrodo, supratimas, kas yra libido, jisai irgi atėjęs yra iš vyriško supratimo. Kad libido tai yra aš noriu, kažką darau, einu seksualiai darau. Ir moteriai tas libido, tokio tipo libido labai dažnai yra priklausomas nuo jos vyriškų hormonų. Ne nuo estrogenų, ne jos tos tikrųjų vaisingumo hormonų, ne? Bet nuo to vyriškojos dalies. Aš nesakau, kad kažkas tuo yra blogai, viskas yra fine, bet aš noriu, kad mes turėtume truputėlį keisti libido vyrišką ir libido moterišką. Nes vis tiek vyriškas libido yra aš einu, darau, siekiu ir moteris sako, o, čia manęs nori, o, aš dabar čia esu vienintelė, o, žinai, tas man labai važiu, tas yra miela, ne? O pas moterį, ne, va, jeigu nesakytų, nu, čia tu, žinai, nežinau, ar taip jau, tarsi kitaip truputėlį keičiasi, ne? Ir moters tas libido ar yra tas atsidavimas, aš atsileidžiu, atsipalaiduoju, aš esu, pradžioje einu į vidų ir tada iš tos vidaus dalinuosi, ne, su kažkuo su tavimi, ne tai, kad agresyviai ten iš tavęs kažką plėšiu. Manau, kad šitas keičiasi, ne? Ir visiškai natūralu, kad tie meilės receptai, jie keičiasi, ėjimas į santykius keičiasi ir ieškojimas malonumo formų keičiasi. Malonumo formų, man labai patinka tokia viena seksuologė Jaja, aš ją kažkaip labai naudoju, apie ją šneku, man patinka jos labai visą tą kelionę ir aš esu netgi turiu tokį seminarą, kur kiekvienai moteriai leidžiu patirti, kokia jos ta seksualinio prisilietimo jo ta kalba ir man labai patinka, nes jinai sako, kad vienas yra ta sensorinė, kuri būdinga yra moteriam, tas jusliškumas, ne, kitas yra tas grynas seksualumas, ne, lytiniai organai, aš einu daryti kažką, va, tas lytinis aktas, tada yra tas energetinis, ne, kuris yra per atstumą, nu ir yra tas kinkas, ne, kuris eina per. Ir
Tai yra tik tai 4 kalbos. Ir manau, kad tikrai yra daugiau, jinai tik tai pirmoji, kurias 4 išskyrė. Ir labai fainai, kad galima eiti ieškoti, tyrinėti. Gal, pavyzdžiui, pas tave pasikeitė, kaip tavo skonis pasikeitė nuo 20 metų, gal tu menopauzės metu sakysi, kur mano bizūnėlis, žinai, nes pas mane, pavyzdžiui, vyriški hormonai dabar yra labai ryškūs, žinai, ir aš dabar vyrė, nu, arba tau pasisekė, arba nepasisekė. Ir, nu, pakęsti tavo prisilietimo, žinai, bet jeigu tu matai, va, mane paglostysi per atstumą, aš tada nusiraminsiu, ne? Su orgazmas niekur nedingo. Super. Čia labai gera žinutė daugeliui, man Jisai atrodo. niekur nedingo, bet jisai gali būt pakeitė mygtukus. Vat, ir čia esmė, ir čia tas bendravimas tarpusavyje, ir kaip tu sakai, pasianalizuokit, pasižiūrėkit, kalbėkitės, mokinkitės, nes kaip aš sakau, tam, kad tu patirtum malonumą, čia irgi yra žinios, čia irgi yra know-how, reiškia, tau reikia irgi mokintis, galbūt naujų dalykų. Ir, žinai, man atrodo, šio laikinė moteris, arba, nu, daugiau gal, aš nežinau, ar tik lietuvė, bet lietuvės labai retai, kada apskritai kelia klausimą, arba, nu, pasako, arba nevaidina to orgazmo, ne, pasako, kad, nu, žiūrėk, man tai blogai, nu, kaip tu sakai, jam jau viskas įvyko, aš čia guliu, žinai, tipo, čia mane tai pamiršai. Nu tai va šitoj vietoje mes nesakom arba mes vaidinam ir tada, kai jau ateina ta menopauzė, tada jau konkrečiai mūsų kūnas sako, žiūrėk, jeigu tu nesinaudoji, uždarau. Taip. Nes visi... Arba aš einu naudotis good vibration, žinai. Jo, tai va šitoj vietoje... Jeigu tu nieko nemokė, mano good vibration viską gerai moka ir žinai. Taip, bet va čia tai yra žinutė to mielo moterim, žiūrėkit. Jūs atsakingos už save ir už savo gyvenimą ir už savo patiriamus malonumus. Aš nenoriu tada dėti kaip kažkokios bausmės, nes atsakingas jo, čia, žinai, man kažkas sakyti. Aš sakyčiau, kad yra kaip fainai, kad yra kažkas naujo, kad tu gali patyrinėti naujo. Tau nebereikia rūpintis su savo vaisingumą, tau nebereikia saugoti tavo nekaltybės ten kažkam tai. Tu viską tą gali pamesti. Ir tu gali patirti malonumą tą tikrąją formą, kuri yra apie tave ir apie tavo malonumą. Tai nėra apie reprodukciją ar žinai kažką. Bet ir moteris keičiasi. Ne, ir jinai gali patirti tą pokytį. Ir vyras yra pakviestas keistis. Kartu su menopauze. Žiūrėk, sako, o gal pabandom šitaip. Jeigu tu nenori, man nuobodu su tavim. Ir aš tikrai daug moterų žinau, kad čia didžiausia paslaptį pasakysiu. Moteris sako, man yra nuobodu su mano vyru. Aš nebenoriu, jis ten daro taip, anksčiau buvo gerai, dabar man nebeįdomu. Man reikia kažko kito. Ir okei, tai yra viskas tvarkoj, okei. Kiekvieną moterį aš paskatinti, eiti ieškoti ir kiekvienas vyras, sakys, žiūrėk, o gal čia rimtai galima ir taip, ir anaip, ne? Arba aš grįžtu, žinai, į tą naują 26 metų tą moters ratą, okei, irgi tai yra tvarko, o moteris gali eiti ieškoti savų dalykų, ne? Žodžiu, tikrai malonumas jisai ir yra, nes būtent orgazmo prasmė, aš labai ilgai galvoju, apie ką jisai yra. Ne? Tai yra mūsų kūno ir mūsų visų proto jausmų ir neurotransmiterių ir viso mūsų, ne visų sluoksnių sugebėjimas išnešti mus į pakitusią sąmonę. Nes jeigu mes paimtume, kas mūsų smegenyse vyksta orgazmo metu, tai orgazmo metu išsijungia visi tie centrai, kurie generuoja aš. Išsijungia. Išsijungia laiko suvokimas, išsijungia realybės suvokimas, išsijungia aš suvokimas, o lieka va toksai endorfinų debesėlis, ne, kuriame tu esi va toje tokio truputėlį pakitusiai sąmonė. Nereikia mums ieškoti ten tada nei kažkokių psichodelikų ar kitų ten medicinų, ne, o tu turi natūralų mūsų kūno gebėjimą tave truputėlį išnešti į kažkas, kas esi už to aš suvokimo, ne, to mūsų proto generuojamo aš. Ir tai yra labai fainai, tai yra labai numiela, kad mes pagaliau galim judėti tą pusę, ne, pajusti, kad mes esam daugiau negu mūsų tik kūnas, daugiau negu aš, ne, keisti tą paradigmą, ne, arba tiesiog pabūti už aš ribų. Wow, nu čia tai man yra pagrindinis take away, žinai, čia yra pagrindinis dalykas, nes man atrodo, kai va, tu būni toje būsenoje, žinai, nu, harmonizuojasi viskas aplinkui, tada, aišku, kokie ten stresai, nu, kai tu jau esi tame malonume, tau jokie stresai arba kažkokios mintis, kontrolės, jų nebėra, jas tiesiog paleidžiam. Tai Evelina, dabar apibendrinant, pasakyk 3 dalykus, nu, kuriuos tu manai, nu, esminiai iš vat viso mūsų šito įrašo, šito podcasto, ką vat moteris turėtų atkreipti dėmesį. Mes visos praeisim per menopauzę ir menopauzę.
Lytiniai hormonai nėra atsakingi vien tik tai už lytinius organus ir antrinius lytinius požymius. Lytiniai hormonai daro daug dalykų. Jie yra gamybiniai hormonai, atsakingi nuo kaulų, raumenų, smegenų ir turi labai labai platų veikimą. Dėl to jų pokytis irgi neapsiriboja vien tik tai hormonų arba vaisingumo atstatymo arba vaisingumo praradimo. Tai yra viso kūno patyrimas, kuris praeina. O pasiekmė yra mūsų smegenų chemijos, neurotransmiterių pokyčiai ir tai keičia mūsų jausmų pasaulį, tai keičia mūsų minčių pasaulį. Žinoma, kad tai yra stresas organizmui, vidinis stresas, dėl to kiekviena moteris turi vienintelę atsakomybę - nedidinti savo streso išoriniais dalykais. Primink tuos 3 dalykus, tuos 3 klausimus, kuriuos reikia užduoti, kai tau minčių ten lavina užpuola. Tai jeigu atsiranda mintis, o kas jai? Tai priešnuodžiai yra 3. Kažkuris visą laiką situacijai tinka. Tai viena mintis yra, o kaip įdomu, pabandyti pakeisti smalsumą. Kitas variantas, nu ir kas? Leisk jam eiti ten, tegul būna, tai ne tavo atsakomybė, tai yra, leis tam būti. Ir trečias yra, o kodėlgi ne? Tai yra toksai leidimas vykti dalykam truputėlį su smalsumu, su įdomumu ir su dalyvavimu. Ir turbūt pagrindinis didžioji ta moters karalienės išmintis yra sugebėjimas atskirti vieną nuo kito, kada kurią iš tų 3 mantrų naudoti, kada priimti tai kaip niekaip negalima įtakoti dalyką, kaip jau duotybę, kada mes galim keisti, aktyviai siekti daryti kažką ir būtent rasti tą išmintį, kada atskirti vieną nuo kito. Aš dar pasidalinsiu vienu pratimu, kurį pati naudoju ir apskritai čia gyvenime, kaip aš sakau, jis labai naudingas, tai aš labai mėgstu kvėpavimo ir kvėpavimo praktikas. Tai labai labai paprastas pratimas, kurį galit padaryti stovėdamos eilėje, sėdėdamos mašinai. Tai įkvėpėt iki pat viršaus. Tada, kai jau atrodo viskas, daugiau nebegaliu įkvėpti, dar biškutėlį ir tada iškvėpiam kaip lyg tai turėtumėm šiaudelį savo lūpose, lėtai. Tai va, ir stebėkit ir keletą kartų galite kartoti šitą pradimą ir stebėkite, kaip viskas rimsta ir viskas keičiasi jūsų kūne. Tai kvėpavimas yra labai geras būdas nuraminti save, savo mintis ir tą tokį vidinį, kuris ten negali nustikti savo vietoje. Arba užduoti savo klausimus ir vėlgi sugrįžti. O aš užbaigdama noriu tiesiog pasakyti, kad šis laikotarpis moteriai yra dovana. Ir šis laikotarpis, aš labai linkiu mum visom jį lengvai praeiti su didelė meile ir neįsikabinti į tuos 2-3 kilogramus, kurie staiga užaugo, o tiesiog priimti tai kaip kelionę, per kurią tu lengvai praeisi ir atsidursi ir yra tikrai, kaip Evelina išvardino, kiek šiandien dienai yra pagalbos, kiek yra būdų, kaip galima su tuo visu tvarkytis ir kaip galima pereiti į tą etapą ir dalintis tą savo išmintimis, savo žiniomis ir puošti tą pasaulį ir skleisti tą žinią ir nenorėti grįžti vėl į tą Madonos laikotarpį, o džiaugti šitų laikotarpių ir išlaikyti tą karūną ir vaikščioti, kaip aš sakau, tame gražiame stote ir su didelė meile ir pagarba savo ir gyvenimui, kuris yra aplinkui. Ir patirkit kuo daugiau malonumo, nes Evelina labai aiškiai pasakė, menopauzė su to neturi nieko bendro. Reiškia, mokinkitės, ieškokite, kalbėkitės ir kai moteris yra tokia, kuri yra smalsi, kuriai norisi naujų dalykų, kuri mokosi, tas vyras niekada neišeis pas kitas, dėl to, kad jam įdomu. O jeigu jisai keisis kartu su jie ir evoliucionuos šitame procese, tai jūsų santuoka arba jūsų santykiai bus labai nuostabus ir žydės ir kvepės. Tai aš kviečiu kiekvieną iš jūsų tiesiog žiūrėti į tai kaip į kelionės dalį. Ir jokių būdų negalvoti, kad mus čia už kažką baudžia. Ne, Dievas mūsų kūrė tobulas ir mes turim būti tokios, kokios turim būti. Ir kiekvienam gyvenimo etape yra naujos spalvos ir nauji pojūčiai ir nauji patyrimai. Tai Evelina, dar kartelį tau dėkoju. Esi tikrai išminties, gerumo, bet kartu, žinai, kas mus labai sieja, tas toksai išdykusių mergaičių, žinai, aš pajutau tą energiją, kurios nori patirti ir man atrodo, mes būdamos ir po 100 metų dar, žinai, užsikers
važiuosim kur nors ant kalno ir dar kažką nuveiksim. Kikensim, sėdėsim ir kikensim. Tai Jo, bet tokia iš, juokingas dalykas. iš tikrųjų, kada mes juokiamės, kada mes šypsomės, kada mes esame va tos švytinčios tokios degančiom akim, va ne tos paklusnios, kur žinai visą gyvenimą ten, nu kaip kažkam įtikti. Bet menopauzė mums duoda galimybę susirasti save tas, kurios esame. Teisingai. Ir tada tiesiog mylėti gyvenimą ir džiaugtis ir dalintis juo su kitais. Tai ačiū tau, Evelina, labai. Esi Tokį tiesiog prisiminiau dar stebuklas. vieną labai svarbų dalyką, ką norėjau pasakyti. Mes labai daug šnekam apie vidinio vaiko gydymą, ne? Apie atsigrėžimą į savo vidinio vaiko norus. Ir tikrai labai smagu, kad mes apie tai šnekam, ne? Aš visą laiką sakau, kad yra šiuo metu, va tame etape, va to momente, kuriam mes esam dabar, ne? Yra svarbus 3 žmonės. Aš dabar arba tu dabar, tu 5 metų ir tu 105 metų. Ir aš labai noriu, vat, kai mes su tavim būsim 105 metų, sėdėsim ant to kalno ir sakysim, klausykime, šią gerai nugyvenom, nu smagu buvo, nu tikrai geras gyvenimas, nu aš esu pasiruošus, davai, viskas, bai, aš einu iš čia. Ir aš tikrai, vat, aš noriu, kad aš, vat, kai gulėsiu savo mirties patelę, sakyčiau, nu žinai, įdomu buvo, nu tikrai, nu fainai, aš esu pasiruošus išeiti. Ir turbūt, va čia yra, va, kai žmogus, kai moteris ieško prasmės, va čia turbūt yra tos prasmės, ne, va ta prasmė tos mergaitės, bet lygiai prasmė tos senolės, ne, kuris sako, žinai, čia buvo gerai. Tai tad gaida aš noriu ir užbaigti ir labai visus paraginti. Paklausykite šitą podcastą, jeigu jis tai jums patiko arba buvo naudingos. Man labai svarbu, kad jūs bent vieną dalyką, bent vieną praktiką, kurią mes minėjome, pradėtumėt naudoti gyvenime. Ir jeigu turite šalia žmogų, kuris galbūt nežino, pasimetęs, kaip pereiti, kaip galbūt, ar vyras, ar moteris, nes visiems yra sudėtinga, netgi tam vyrui yra sudėtinga šalia tos moters būti, jeigu jinai ir visiškai pasimetus. Persiuskite, pasidalinkite, nes tai yra esminiai dalykai, apie kuriuos mes šiandien su Evelina kalbėjome ir jie tikrai gali pakeisti visą matymą ir visą perspektyvą šito laikotarpio. Tai ačiū tau labai, Evelina. Ačiū labai, iki.